Tai aš pabandysiu kažkaip trumpai suformuluoti savo mintis ir po to gal mums pavyks aptarti tai ir padiskutuoti. Tai nežinau, mano tokia pirma mintis ir pirmas įspūdis yra, kad Baltas Kaspinas yra toks sunkus filmas, nes tarsi jis mums nepasiūlo jokios aiškios interpretavimo paradigmos arba kodo. Filme matome eilę tokių gana kraupių įvykių ir jie susidėlioja į grandinę, kurią mes linkę interpretuoti būtent kaip blogą valią, blogą intenciją. Bet šiandien aš paskaičiau interviu su Haneke ir jo primygtinai klausė kino kritikas, kas vis dėlto yra kaltas, kas yra kaltininkas šito filmo. Ir Haneke pasakė, kad galbūt mes galim šitą filmą interpretuoti kaip grinai atsitiktinių įvykių grandinę. Galbūt įvykiai, kuriuos mes interpretuojam kaip blogį, yra tiesiog sutapimas. Galbūt darbininkė netyčia įkrito į lentpjūvės skylę, galbūt kluonas užsidegė taip pat netyčia. Ir visus šitos įvykius mes patys sudėliojam į tokią blogio grandinę. Ir šia prasme šitas filmas man primena jo Hanekės ankstesnį filmą, būtent filmą Paslėpta, Kašė. Turbūt esat jį matę. Kiek žmonių matė yra? Taip, tai irgi filmas apie, atrodo, tokią kasdienišką buržuazinę šeimą, kurios kasdienybę sutrikdo siunčiamos į namus vaizdajuostės. Ir aišku, visiems rūpi atsakyti į klausimą, kas siunčia vaizdajuostės ir kas sukelia šitos įvykius. Bet Haneke sako, kad klausimas, kas kaltas, yra beprasmis. Kad iš tikrųjų tai, kas yra svarbu šitam filme ir ankstesniam filme, būtent filme Paslėpta, yra būtent pati atmosfera. Atmosfera, kurią sukuria pyktis, apmaudas, agresija ir kaltė. Tai galima sakyti, kad Haneke šitam filme kuria savotišką, sakykime, prievartos genealogiją ir bando atsakyti į klausimą, kaip susidaro sąlygos atsirasti bet kokios rūšies totalitarizmui. Ir vėlgi tam pačiam interviu jisai sako, kokios sąlygos turi būti sukurtos, kad žmonės patys siektų dalyvauti tokiuose ideologinėse reakcijose. Apimti beviltiškumo, pažeminimo ir nevilties, žmonės grėbėsi bet kokio šiaudo ir tas šiaudas dažniausiai įgyja ideologinę formą, nesvarbu religinę ar politinę. Iš beviltiškumo pasirenkama ideologija, jos remiasi tuo pačiu modeliu, tik išorinės formos gali būti skirtingos. Taigi, šitam filme Baltas Kaspinas matome istoriją, kurios protagonistai yra kaimo vaikai. Vaikai patiriantys psichologinį, fizinį ir seksualinį smurtą ir galbūt patys įsitraukia į nusikaltimų grandinę. Šitiem vaikam užrišamas baltas raištis arba Baltas Kaspinas. Ir svarbu pažymėti, kad tai yra karta, kuri po kažkiek metų užsiriš raiščius su svastikomis. Ir galbūt bus tie žmonės, kurie bus įvelti į būtent, bus kalti dėl milijonų žmonių žudynių, nors to žudynės galbūt bus teisinamos kilniais tikslais. Ir mano prielaida, tiksliau ne mano, daugelis kritikų ją išsakė, kad Haneke šitam filme atskleidžia psichologinės fašizmo prielaidas. Kitaip tariant, bando parodyti
kad autoritarizmas pajungia žmonės savo galiai ir pamažu atpalaiduoja juos nuo asmeninės atsakomybės. Ir turėdama omeny prancūzų filosofų, čia jau aš kalbu iš savo sferos, būtent Deleuze ir Guattari filosofiją noriu pasinaudoti jo dviem savokom, tai yra makropolitika ir mikropolitika. Ir šitas filmas, galima sakyti, yra apie galios arba prievartos mikropolitiką. Tai yra parodo, kaip galia yra organizuojama pačioj asmeniškiausioj aplinkoje. Tai yra šeimoje, vaikų ir tėvų arba sutuoktinių tarpusavio santykiuose. Ir galim sakyti, kad būtent šioje intimioje aplinkoje prievarta ir užgimsta ir savotiškai pagrindžia visas kitas prievartas būtent makro lygmenyje. Taigi galim sakyti, kad prievarta arba bet koks totalitarizmas visų pirma yra šeimyninis arba naminis ir vėliau susidarius tam tikrom sąlygom jis gali tapti tam tikrų valstybių ar grupuočių ideologija. Ir tokio šeimyninio fašizmo pavyzdys iš literatūros galėtų būti Kafkos apsakymas Metamorfozė. Jeigu žinot šitą apsakymą, jis parodo, kaip autoritarinė tėvo figūra apsakymo veikėją arba protagonistą tiesioginė prasme paverčia vabalu. Taigi šitas filmas kelia daug klausimų ir galbūt vienas iš klausimų, kuriuos galim mes pabandyti atsakyti, tai yra, kaip atsitinka, kad žmonės ima siekti būtent savo pačių represijos. Kas atsitinka, kad su prievarta yra susitaikoma ir jai paklūstama. Ir mano minėtas filosofas Guattari yra parašęs tekstą "Kiekvienas nori būti fašistas". Ir šitame tekste jis bandė atskleisti tuos mikromechanizmus, kurie tarsi priverčia kiekvieną subjektą savanoriškai paklūsti galiai ir ją, sakykime, pateisinti ir prisiimti. Tai jau minėtas Guattari yra tarsi iškėlęs tokią mintį, kad psichika tarsi funkcionuoja dviem registrais ir tuos registrus jis pavadino tokiais psichoanalizės klinikiniais terminais. Jis sakė, kad arba pasirenkamas šizofrenijos polius, arba paranojos. Tai vėlgi šitos terminus mes turim suvokti metaforiškai ir šizofrenija čia reikštų tokį, sakykime, kūrybingą psichikos funkcionavimą tuo požiūriu, kad kiekvieną kartą pasirenkama yra nauja tapatybė. Kitaip tariant, subjektas yra laisvas keisti savo tapatybės ir taisyklės tarsi kiekvieną kartą išrandamos iš naujo. Tuo tarpu paranojinį polių jis siejo su troškimu laikytis apibrėžtų taisyklių, apibrėžtų tapatybių ir paklusti autoritetui, prievartai ir galiai. Tai, man atrodo, tai, ką Haneke vaizduoja šitam filme, tai būtent ir yra savotiška, sakykime, paranojinė visuomenės ir tuo pačiu psichikos pusė. Tai dar galbūt norėčiau porą žodžių pasakyti apie filmo formą. Kaip turbūt jau supratot, pastebėjot, filmas yra nufilmuotas tokia, sakyčiau, beveik modernistinė maniera. Jis primena nespalvotas fotografijas ir fotografijos atsiradimas yra, sakyčiau, beveik vienalaikis su vaizduojamais įvykiais. Ir čia man pasirodė įdomu, kad būtent režisierius sugalvojo būtent to periodo problematiką
perteikti to periodo mediją, tai yra būtent nespalvota fotografija. Na, iš tikrųjų tai filmas, bet šita stilistika labai stipriai juntama. Dar man pasirodė įdomu, kad vaizdas yra labai išgrynintas ir dažniausiai mes kadre matome arba labai stambius planus, veidus, arba kraštovaizdžius. Kitaip tariant, filmo forma yra labai išgryninta ir aiški. Ir va šitą savo stilistiką Hanekės filmas man vėlgi priminė kitą filmą, tai yra filmas, kuris yra nepopuliarus ir beveik nepažiūrimas dėl to, kad jis trunka 9 valandas. Tai yra Landsmano filmas Šoa, sukurtas 85 metais. Tai yra filmas apie holokaustą, tai yra žydų išnaikinimą. Bet įdomu yra tai, kad filme pats šis įvykis nėra rodomas ir vaizduojamas. Tai, ką mes matome, tai yra būtent liudytojų veidai, stambus kadrai veidų ir peizažai vietų, kuriuose tai įvyko. Tai va šitas Landsmano filmas yra labai garsus būtent dėl savo tokios modernistinės strategijos, kad tai, kas svarbiausia, filme yra neparodoma. Tai Hanekės filmas, man atrodo, savotiškai, sakykime, cituoja Landsmano estetiką, nes pati prievarta filme nėra rodoma. Mes nematome, kas atlieka būtent šitos prievartos aktus. Ir man atrodo, šitas nebuvimas arba tai, kad svarbiausi dalykai iš filmo yra tarsi pašalinami, čia yra labai svarbus dalykas. Būtent šita modernistinė strategija, kurią pasirenka režisierius, yra išskirtinai svarbi. Vėlgi mes galim paklausti, kodėl šių dienų režisierius imasi tokios modernistinės strategijos ir kodėl, pavyzdžiui, filmas negalėtų būti sukonstruojamas kažkaip kitaip. Jūs turbūt žinot kitą Hanekės filmą, kuris vadinasi Smagų žaidimėliai. Žinot, matėte turbūt taip. Tai yra filmas, kuris prievartą rodo tiesiogiai. Šią prasme galima sakyti, tai yra grinai postmodernistinė strategija. Šitam filme priešingai tai, kas svarbiausia, yra, galima sakyti, iš filmo pašalinama. Na, aš čia pasirinau tokią perskyrą, kurią suformulavo Liotaras, Žižekas ir kiti teoretikai, kurie būtent skiria, na, sakykime, modernistinį meną ir postmodernistinį tuo pagrindu, kad, pavyzdžiui, modernistinė paradigma funkcionuoja nurodydama kažką negatyviai. Būtent yra tam tikra, sakykime, idėja, bet jos neįmanoma parodyti tiesiogiai ir ji rodoma per negatyvią nuorodą. Tai vat, tokio modernistinio meno pavyzdys galėtų būti Malevičiaus Kvadratas. Tarsi nieko jame nepavaizduota, bet jis negatyviai nurodo į tam tikrą idėją. Tuo tarpu postmodernistinis meno kūrinys būtų toks, kuriame kažkas rodoma tiesiogiai. Mes pačiose meno formose jau matome įkūnyti tam tikrą idėją. Tai vat, Hanekės Smagų žaidimėliai tai yra, na, sakykime, prievarta, kuri rodoma tiesiogiai būtent. Tuo tarpu šitam filme nei vienos kraupios scenos praktiškai nėra. Viskas vyksta už uždarų durų arba už kadro, arba tiesiog kadras netgi yra, kaip nukerpamas. Tai man pasirodė labai kažkaip įdomu, kodėl šiuolaikinis autorius renkasi būtent tokią strategiją. Kodėl ta prievarta, kuri yra, na, kaip man atrodo, svarbiausia filmo tema,
Filme nepasirodo, nėra rodoma. Tai yra būdas kažkaip abstrahuoti prievartą ir pagalvoti, iš ko kyla bet kokios rūšies totalitarizmas. O kyla, kaip matome, būtent iš to, kad moraliniams idealams žmonės, arba šiuo konkrečiu atveju vaikai, yra pajungiami per galią, tai yra per autoritetą. Šiame filme nieks nesirenka, bet yra verčiami paklusti. Tai galbūt šitas, sakykime, abstraktumas leidžia šitą filmą, šitą modelį taikyti pačioms įvairiausioms ideologijoms. Ir vat, kai skaičiau Hanekės interviu, jis mano, kad, pavyzdžiui, šitas filmas gali labai padėti visuomenėm, kurios vat, šiuo metu bando apsisaugoti jau ne nuo fašizmo, o, pavyzdžiui, nuo fundamentalizmo. Kitaip tariant, tai yra universalus ideologijos funkcionavimo modelis. Man susidarė įspūdį, kad autorius specialiai nerodo kažkokių gražių kadrų. Slenka kadrai vienas po kito ir tie veikėjai tarsi sustabdomi ir mes kiekvieną kartą suabejojame, ar šitas veikėjas gražus ar ne. Ir tarsi tik tai keletos vaikų veiduose atsispindi tie kažkokie tai gražūs bruožai ir vėl praslysta, ir vėl yra neaišku. Na ir daugiau mes be kopūstų ten tų gretų ir keletos gražių kažkokių tai kadrų, lyg ir nėra už ko užsikabinti, bet tokiam įprastam kažkokiam tai grožio supratimui. Ar tai kažkaip siejasi su totalitarizmo idėjomis ar ne. Ir labai tie veikėjai visi tarsi iš vienos nuotraukos iškirpti, jų siluetai liesi tokie. Šukuosenos, aišku, mes galėtume tai sieti su laikotarpiu, bet iš tikrųjų esama kažkokio sprendimo, kurį galėtume lyginti su tam tikra idėja, tarsi iškirpti iš kažkokio tai kartono visi. Ačiū. Taip, tai tas kartono įspūdis atsiranda dėl to, kad, man atrodo, kaip sakiau, filmas tarsi imituoja tą nespalvotą fotografiją. Ir visą laiką jaučiasi tas plokštumos pojūtis, kad tarsi turime tik tai tokį 2 dimensijų vaizdą. O dėl tos estetikos, dėl savotiško, sakykime, nepatrauklumo tų personažų, tai manau, kad čia specialiai atsisakoma tų holivudinio, kaip pasakyti, vizualinio malonumo elemento. Vizualinis malonumas suspenduojamas dėl to, kad galbūt išryškėtų kažkokie kiti dalykai, kurie nėra rodomi. Būtent tai aš ir pavadinau tą modernistinę estetiką, kuri akiai neduoda, sakykime, malonumo tokio tiesioginio pasigėrėjimo, bet priverčia tada žiūrovą aktyvuoti kažkokius, na, tokius mentalinius ryšius tarp vaizdų. Nors asmeniškai man šitas filmas labai gražus. Manau, kad jis išgrynintas tiesiog iki, na, tapybos, aišku, ir labai geros fotografijos. Kiekvieną vaizdą, kiekvieną kadrą galima sustabdyti ir tiesiog juo grožėtis, bet tai yra mano asmeninis įspūdis. Pats Hanekė pasakė, kad net ir koncentracijos stovyklose vyksta meilės istorijos. Tai šitam filme irgi yra ta, vat, būtent meilės linija tarp pasakotojo ir jaunos merginos. Ir kažkaip aš pagalvojau, kad jie filme yra vieninteliai veikėjai, kurie yra įsimylėję. Ar iš vis kažką myli ir vertina pozityviai. Visi kiti personažai yra būtent įtraukti į galios ir prievartos santykius. Ir vat pasakotojo tonacija, kuris kalba kaip gyvas žmogus, tai yra pajėgiantis mylėti. Ir vat šitie personažai, kurie vaizduojami, man atrodo, sukuria tokį labai aiškų kontrastą. Ir čia mes matome, vat kaip veikia šitie 2 psichikos poliai, sakykime, tas polius, kuris yra aktyvus, pozityvus, kuriantis, mylintis ir šiek tiek šizofreniškas. Ir tas kitas polius, kurį aš pavadinau paranojiniu ir kuris yra negatyvus, kuris veikia per pašalinimą ir neigimą.
Tai va čia, sakykime, labai gera iliustracija tiem, kas studijuoja psichoanalizę ir nori pamatyti, kaip pasiskirsto psichinė energija. Tai galima sakyti, kad iš to negatyvaus paranojinio poliaus būtent kyla tik tai, tai, sakykime, nekyla tiesiogiai, bet tai sudaro tokį klimatą, kuriame gali užsiveisti bet kokio pobūdžio ideologija. Bet čia vėlgi autorius nieko nepasako ir kaip klausimas, kas kaltas, nėra svarbus, nes svarbi yra pati atmosfera, pati, sakykime, kolektyvo tokia pozicija, kad tarsi sukuriama tokia nuojauta, būtent pavydo, baimės, įtampa ir būtent tuomet šitie santykiai gali atsirasti. Mes nežinom, ar vaikai vykdė tuos nusikaltimus, bet tokioje atmosferoje mes galime juos įtarti. Čia vėlgi Haneke pabrėžia, kad jis niekada nenurodo jokio kaltininko, tai būtų per daug paprastas detektyvinis klausimas. Jį domina būtent galbūt tokia metafizinė kaltės analizė. Ir kita vertus domina tai, kad blogis niekuomet nėra kažkas, kas ateina iš šalies arba yra primetama, bet blogis užgimsta tokiuose pačiuose elementariausiuose kasdienybės detalėse. Būtent tai, kaip mes elgiamės su neįgaliais, arba su vaikais, arba su kaimynais, arba kitokiais negu mes, būtent tai ir sukuria, kaip sakoma, prielaidas tiem įvykiam atsirasti. Tai čia vėlgi kažkaip man siejasi su Hanos Arendt mintimi apie blogio banalumą. Kad blogis tai užgimsta ir išveši būtent mūsų kasdienybėje ir pačiuose tokiuose smulkiausiuose mikroskopiniuose santykiuose. Kurioje šeimoje kiekybiškai tas blogis labiausiai išvešėjęs? Iš tų varodytų. Nuo tos pastoriaus, kaip sakoma, ir baigiant tos merginos šeima, kur ten, žinot, taip labai toks įdomus tas veikėjas, tas tėvas, bobos. Tai vat įdomu, ar tas blogis yra vienodas, ar vis tiek jisai yra, iš tikrųjų blogesnis kur nors, lyginant su kažkuria kita šeima. Ar jis vienodai blogas? Čia turbūt reikia paminėti, kad tos svarbiausios šeimos, kurios valdo visą kaimą, tai yra barono šeima, pastoriaus šeima ir valdytojo šeima. Tai vat būtent tai yra ir pasaulietinė galia, ir religinė galia. Ir čia turbūt Hanekei didelio skirtumo nėra, jis parodo, kad galia visuomet veikia, iš tikrųjų amoraliai, nors ir prisidengdama, sakykime, testamento žodžiais ir visom religiniam dogmom. Tai manau, kad visos šitos šeimos atskleidžia jų viduje slypintį blogį ir supuvimą. Nors, sakykime, išoriškai jos atrodo labai respektabilios, autoritetingos ir reikalaujančios besąlygiškų paklusimo. Tai čia vėlgi toks tarsi visuomet sukuriamas kontrastas tarp formos ir to tikrojo turinio. Ir manau, kad Haneke specialiai ryškina tą kontrastą, turėdamas omeny, kad būtent tuos įvykius, kurie vyks vėliau, būtent fašizmo gimimą ir visus nusikaltimus, kurie bus padaryti. Ir tarsi ryškina tą kontrastą, sakydamas, kad tuos nusikaltimus įgyvendins visuomenė, kurios moralė yra perrišta tuo baltu kaspinu. Tai yra, kuri buvo išugdyta remiantis būtent tais labai griežtais moraliniais religiniais principais. Čia vėlgi to fašizmo mes, kaip sakoma, filme nematome ir galbūt tik filmo pabaigoje patys paskutiniai sakiniai
mus prikabina prie tam tikro istorinio konteksto, kai mes jau sužinom, kokie tai metai ir kas atsitiko. Bet, nežinau, mano tezė būtų tokia, kad svarbiausia filmo mintis yra būtent fašizmo, nacizmo genezė. Kaip įmanoma, kad tokie dalykai subręsta būtent mūsų visuomenėje. Kaip ir kitas filmas Hanekės, būtent Paslėpta arba Kašė, atrodo kalba apie labai elementarius dalykus, apie buržuazinę šeimą ir santykių šeimoje. Ir tik vėliau filmo pabaigoje mes suprantame, kad iš tikrųjų šitas gražus fasadas slepia tokius kraupius įvykius, kurie buvo Prancūzijos kolonialistinės politikos pasekmė. Ta šeima yra susijusi su labai konkrečia istorija, būtent kaip vienas arabų berniukas buvo tiesiog atskirtas nuo šeimos ir vėliau patyrė visiškai kitokį gyvenimą. Ir Hanekė per šitą konkretų įvykį ir personažą tai susieja su istorija, kuri realiai vyko Prancūzijai, Paryžiui, kai buvo per mitingus išžudyta kelios dešimtis arabų ir jų kūnai sumesti į Seną. Ir jis sako, kaip tai gali būti, kad tai vyksta mūsų mieste ir niekas į tai nereaguoja. Tai man atrodo, kad va šita genezė, prievartos genezė, kaip ji pasireikštų, ar kaip kolonializmas, ar kaip fašizmas, ar kaip fundamentalizmas, na, yra svarbiausia jo filmų tema. Kaip galėtumėte interpretuoti tą keistą ganėtinį epizodą su paukštuku, kaip mergaitė susidaroja su tėčio paukšteliu ir tarsi, man būtų įdomi jūsų interpretacija, ar jinai norėjo parodyti, kad jinai nori pasipriešinti tarsi tėčiui, ar jinai gal galvoja, kad tėtis prie kažko prisidės, nes jis kaip ir arčiausiai Dievo, ir jis gal nusprendė, kad tie vaikai kažko nusikalto ir juos gal sugalvojo taip nubausti. Na, aš manau, kad čia mes tarsi matom, kaip represija gimdo kitą represiją, arba prievarta gimdo prievartą. Tai yra vaikų atsakas į nuolat jiem daromą spaudimą. Ir jeigu pastebėjot, čia viskas vyksta tuo momentu, kai vaikai ruošiami konfirmacijai ir kai mes matom tą paukščio lavonėlį, žirklės tarsi sudaro kryžiaus ženklą, ar ne? Tai irgi labai toksai, sakyčiau, keistas, perversyvus atsakas jau iš vaikų pusės. Ir tokių, visas filmas, galima sakyti, yra tas prievartos aktų grandinė, nes žūsta darbininkė, mes nežinom, ar dėl kažkieno kaltės ar ne, kaip ir įvardėjame filme, mes nežinom, ar ją kažkas nužudė, bet nežinom ir ar nenužudė. Bet jau tai sukelia pliūpsnį, pykčio pliūpsnį ir tada jau kapojamas kopūstų galvos, o toliau seka visi kiti įvykiai. Tai vat būtent, man atrodo, čia svarbu, kad kiekviena represija iššaukia dar, na, sakykime, didesnį apmaudo ir pykčio pliūpsnį. Savotiškai vaikai yra įkaitai šitam filme. Jie yra visos sistemos įkaitai. Šia prasme galim sakyti, kad vaikai nekalti, nes taip elgtis juos verčia būtent suaugusieji. Filme yra moralė, bet ta moralė, kaip mes matome, yra būtent primetama, vadovaujamasi grinai sustingusiamis normomis, kurios autoritariniu būdu, autoritariniu principu yra primetamos vaikam ir jie verčiami jų laikytis. Jų neprašo apsispręsti arba priimti sprendimą. Kai moralė tampa mechaniška, tai patenkame į Markizo de Sado iš tikrųjų planetą, kai laikomasi iš esmės principų dėl to, kad jie yra principai, o ne dėl to, kad jie turi kažkokį turinį ir kažką mums reiškia.
Tai priešingas pozicija būtų suvokti, kiekvienam apsispręsti, kodėl mes elgiamės taip, o ne kitaip, o ne kartoti kažkokią išmoktą taisyklę. Mes matom, kad vaikai išoriškai elgiasi pagal visas taisyklės, jie yra malonūs su suaugusiais, mandagus ir tarsi laikosi visų reikalavimų, bet realiai vyksta kažkas kita, kad jų tas libido prasiveržia matyti visai kitom formom. Tai va čia vėlgi grįžtant prie to paranojinio ir šizofreninio poliaus, tai galim sakyti, kad prievarta įteisinta moralė yra paranoja, gimdo paranoja, o kita galimybė būtų tai kūrybiškas atsakomybės ir supratimo skatinimas. Čia vėlgi Haneke yra kažkur pasakęs, kad vaikai iš tikrųjų ir mokykloje, ir namuose yra sulaužomi. Jis tiesiog, kai buvo daromas vertimas į anglų kalbą, jį pakerėjo vienas žodis, kad šitas vaikas dar nėra housebroken. Tai yra, dar jis nėra palaužtas, sakykime, to auklėjimo namuose. Tai jo mintis turbūt yra tokia, kad tas normatyvinis auklėjimas iš tikrųjų palaužia tą tikrą gyvą suvokimą, gyvą reakciją, kaip mes turime elgtis ir gyventi. Nežinau, ar iš to dar galime daryti išvadą, kad joks auklėjimas nėra reikalingas. Čia tiesiog norima turbūt pasakyti, kad auklėjimas turi nesiremti prievartą ir autoritetais. Arba autoritetai turi būti kažkaip laisvai pasirinkami, o ne nustatomi. Visas filmas rodomas tvarka kaip kariuomenė, net gerokai griežtesnė, o filmo gale tas karas ateina tarsi. Tai toks užbėgimas už akių tarsi, kad tą laikotarpį man visą laiką maždaug ir diktavo. Taip, tai iš tikrųjų Haneke čia tarsi atlieka tą tokį archeologijos darbą ir parodo, kad tie režimai, jie užgimsta būtent šeimos terpėje. Ir iš tikrųjų vaikai muštruojami yra kaip kariuomenėje. Ir vėliau šitie santykiai persikels į visą bendruomenę, tik tai galbūt pasikeis aukos, tai bus ne vaikai, o pavyzdžiui žydų tautybės žmonės, su kuriais bus be skrupulų susidorota. Bet vėlgi, kaip tai atsitinka, tai neatsitinka būtent dėl to, kad tik tam tikri žmonės yra blogi, tai atsitinka dėl to, kad visi kiti tai tyliai toleruoja. Ir va čia šita kaimo atmosfera, kai viskas remiasi nutylėjimu, nesikišimu, abejingumu, būtent sukuria tą tokį, sakykime, tinklą mechanizmą, kuris vėliau leidžia visiems tiem įvykiam vykti. Tai žiūrėk, kad tos ideologijos atsirado, sakyt, kapitalizmo vis tiek kažkokioj fazėj, kai patriarchatas buvo aukščiausiam taške. Ir šiuo atveju kažkaip ne vien tik vienoje šalyje, bet visoje Europoje, vis tiek priklauso nuo kažkokių išsivystymų, tos raidos, kažkokių elementų. Taip išeitų, kad tikrai tas patriarchatas tikrai nepadėjo visuomenė. Ir ta lyčių lygybė, ar ne, ta mūsų siekiamybė kartais, iš tikrųjų, ir tų atvejų, kaip sakoma, jeigu sakot, kad blogis kyla iš šeimos, o moteris šeimoje neturi teisų, ar ne? Moteris šeimoje kažkokia irgi yra didelis vaikas, kurie taip pat primetama valia vyro. Nes jo rankoje svertai, jo rankoje, kaip sakyti, kapitalas, jėga, žodis, autoritetas ir taip toliau. Tai ar ne tokia priežastis? Aš manau, kad čia mums reikia atkreipti dėmesį, kad buvo minėtas kapitalizmo, sakykime, pradžia jau to globalaus, bet ir kitas svarbus momentas yra religija. Viskas vyksta protestantų bendruomenėje. Tai man ir įdomios priežastys. Ar visuomenės raidos tos, kaip sakyti, ar ne? Ar kultūros, ar apskritai žmonijos kažkokios raidos, nes vis viena, kaip sakyti, pagonybėje buvo matriarchatas, tai kažkaip vėl tai negerai buvo. Kada čia kažkas turi susitvarkyti, kad nebūtų to blogio, nes blogis gimsta iš kažkur. Šeima vis tiek yra listas, ten moteris turi būti svarbi. Bet kur tos priežastys?
Nu, tai nenorėčiau aš, aišku, visko suversti religijai, bet manau, kad šitam filme labai aiškus yra represyvinis būtent protestantizmo vaidmuo. Ir pastorius neatsitiktinai yra svarbiausias šito kaimelio personažas. Ir jis yra tas, kuris paskirsto teisingumą, kaltį ir nekaltumą. Būtent jis riša tuos baltus kaspinus. Tai jūs teisingai pastebėjot, kad čia yra keli faktoriai, būtent kapitalizmo, to globalaus kapitalizmo užgimimas, protestantizmas kaip tam tikra religinė, sakykime, prievarta. Dar vienas personažas yra daktaras, tai yra tokia, na, sakykime, medicininė galia ir visi jie kartu sukuria, sakykime, tą represinį mechanizmą, kuris pajungia tiek vaikus, tiek moteris. Taip pat ir neįgaliuosius vaikus, būtent tam tikrai kontroliai, tam tikram diktatui. Kaip reikia elgtis, kokios yra normos ir kas turi sprendimo galią ir taip toliau. Nes nei viena moteris filme, man atrodo, nieko nesprendžia. Šviesiaplaukė mergaitė, Klara, galbūt jinai vadovauja nusikaltimams, tai tokia laisvės išraiška daryti nusikaltimus. Tai čia vėlgi, sakykime, tos represinės visuomenės tokia yra išvirkščioji pusė, kuri virsta jau grinai tokia patologinių norų ardyti sistemą, būtent per nusikaltimą. Čia turi įsijungti kiekvieno turbūt subjekto atsakomybės mechanizmas, kad mes negalime deleguoti nei atsakomybės, nei kaltės kitiems, bet kiekvieną turbūt momentą patys kažkaip turime reaguoti ir jaustis atsakingi. Čia vėlgi peršokant į tai, ko filmas nerodo, bet į ką jis negatyviai nurodo, tai yra į holokaustą, žydų išnaikinimą. Vėlgi galim pasakyti, kad kad dalis žmonių buvo nekalti ir nežinojo, kas buvo daroma su žydais, bet kita vertus kažkas juos palydėdavo į vagonus kažkas vairuodavo, juos kažkas nurengdavo, maitindavo ir visą tai organizuodavo. Pavyzdžiui, Landsmano filme tai labai gerai atskleista, kad egzistuoja, na, sakykime, kiekvienas žmogus praktiškai buvo atsakingas už tai, kas tuo metu vyko, net jeigu jam atrodė, kad jo tai kažkaip asmeniškai neliečia. Kitaip tariant, parodoma, kad tas blogis iš tikrųjų priklauso mums visiems ir netgi Landsmano filmas prasideda teiginiu, kad šita istorija vyksta dabar. Kitaip tariant, tas holokausto veiksmas iš tikrųjų vis dar tęsiasi. Kiekvieną kartą, kai mes bandome demonizuoti žmonės, kurie yra kitokie arba skiriasi